Morkunaitė. Ačiū, ponas pirmininkė, tikrai sveikinimai pranešėjai ir komisijai. Ir dažnai piliečių tarpe kyla diskusijų dėl ES ateities. Stiprios sąjungos pagrindas ir sėkminga ateitis priklauso nuo pasitikėjimo ir vienas kito pažinimo, lygiai taip kaip ir šeimoje. Europos paveldo ženklas tai priemonė vieniems apie kitus daugiau sužinoti, atrasti tuos objektus, pažinėti asmenybės, judėjimus, kurie simbolizuoja Europos kūrimą. Bendro kultūrinio paveldo įvardinimas, bendros ir vieningos Europos įtvirtinimo galimybė. Visos tautos valstybės, mes visi turime skirtingą įvairią istorinę patirtį, neretai skaudžią, bet iš tų skirtumų susideda mūsų šeima, formuojasi europinė tapatybė. Ypač norėčiau pabrėžti ilgus metus trukusią Europos padalymą, skirtingas galimybės arba visiško jų nebuvimo demokratijos vystymuisi. Kalbu apie rytinę Europos dalį ir apie Sovietų Sąjungos okupaciją. Bet ir ten visuomet vyko kova už vieningos Europos idėją ir mes turime įvertinti. Ahora tiene la palabra el señor Boris. Dziękuję bardzo. Chcę powiedzieć, że jesteśmy bardzo konsekwentni. Przyjęliśmy traktatem obywatelstwo